Prezidentas Donaldas Trumpas gali imtis veiksmų dėl krikščionių persekiojimo Nigerijoje. Ir tai yra tema, apie kurią kalbama per mažai, nes krikščionys yra žudomi kiekvieną dieną. Ir viena iš labiausiai neįvertintų Tomio Robinsono mitingo Jungtinėje karalystėje akimirkų buvo ta, kai jis apie tai prabilo. Nes dalis judeokrikščioniškų vertybių sugrąžinimo yra suvokimas, kad kovoti už mūsų tikėjimo brolius ir seseris bei mūsų religijų žmonės yra taip pat svarbu, kaip ir remti žmonės savo šalyse. Nigerijos žmonės šaukėsi ir maldauja pagalbos. Ir štai šis Trumpo įrašas, apie kurį daug kas kalba, nes jis pasidalijo šiuo Nigerijos pastoriaus vaizdo įrašu, kuriame jis kalba iš kapo, kuriame yra vaikų. Ir jis rašo taip: jokių žaidimų. Stebėkite, kas bus toliau. Jūsų mėgstama tema - prezidentas Donaldas J. Trumpas. Šį vakar vadovaujant man, drąsios Amerikos pajėgos ir Nigerijos ginkluotosios pajėgos nepriekaištingai vykdė kruopščiai suplanuotą ir labai sudėtingą misiją, siekdamos pašalinti aktyviausią teroristą pasaulyje iš mūšio lauko, antrąjį ISIS vadą. Visa tai vyksta šių pastangų dėka. Paklausykime, ką šis pastorius turi pasakyti. Nes jei nesate susipažinę su šia tema, tikrai turėtumėte tai padaryti, nes tai yra širdį draskanti situacija. Specialusis Trumpo patarėjas, dabar prašau, pasakykite Trumpui, kad išgelbėtų mūsų gyvybės Nigerijoje. Prašau, pasakykite Trumpui, kad išgelbėtų mūsų gyvybės Nigerijoje. Dar kartą kartoju, šis vyras kalba iš kapo. Gerai? Jie žudo krikščionys Nigerijoje, masakruoja krikščionys. Jei jie sakys, kad žudo musulmonus, musulmonai taip pat žudomi. Bet kas juos žudo? Musulmonai! Tai tiesiog siaubinga istorija. Pažvelkime į detalės ir pažiūrėkime, kaip Tomis Robinsonas pasinaudojo tokią svarbę tribūną, kad apie tai kalbėtų, ir taip pat supraskime šiek tiek daugiau apie tai, kas iš tikrųjų vyksta. Bet pirmiausia, sveiki atvykę į Pushback, aš esu Meira Key, jūsų vedėja. Nepamirškite paspausti prenumeratos mygtuko ir palaikyti šį vaizdo įrašą. Ir trumpai norėčiau padėkoti mūsų rėmėjams Kelši, kurie iš esmės yra prognozių akcijų birža, didžiausia prognozių rinka Jungtinėse valstijose. Ir man tai nepaprastai įdomu. Kai nuėjau į Kelši ir ieškojau Nigerijos, čia nebuvo nieko apie žudynės. Nieko apie tai, ar Trumpas bandys kažką padaryti, kad pakeistų situaciją. Ir kaip sakiau, čia amerikiečiai žmonės iš viso pasaulio susirenka ir kalba apie įvairias temas. Taigi, jei žmonėms tai nėra svarbiausias klausimas, kas nutiks Nigerijoje, kaip bus išgelbėti šie krikščionys, vadinasi, mes dar nepakankamai išsilavinome šią temą. Beje, parsisiųskite Kelši programėlę ir naudokite kodą MIRA, kad gautumėte $10 nuolaidą, kai prekiausite už $10. Kelši, rašoma KALLCHI. Statykite pinigus už savo prognozes. Ir paskatinkime šią temą išpopuliarėti, nes aš tikrai labai stipriai jaučiu, kad Nigerija turėtų būti tema, apie kurią kalbame visi mes. Dabar Džonas Klizas, įdomu, paskelbė štai ir dėl to jam kilo daug problemų. Jis pasakė, jei Didžiosios Britanijos žydai turi būti laikomi atsakingais už tai, kas vyksta Gazoje, tai pagal tą pačią logiką Didžiosios Britanijos musulmonai turėtų būti laikomi atsakingais už musulmonų vykdomas krikščionių žudynės Nigerijoje. Ir žinoma, tai visiškai nevyksta jokių būdų, jokia forma ar pavidalu. Niekas apie tai iš tikrųjų nekalba ir niekas nekaltina musulmonų, kurie nesiima veiksmų sustabdyti Nigerijos krikščionių žudynių, gerai? Ir tai tikrai blogai. Kas 2 valandas subsaharinėje Afrikoje nužudomas krikščionis. Vis dėlto daugiau nei 70% visų dėl savo tikėjimo nužudytų krikščionių pernai buvo nigeriečiai, o 94% visų Nigerijos katalikų vis dar ateina į mišias kiekvieną sekmadienį. Gerai? 94% Nigerijos katalikų vis dar eina į mišias kiekvieną sekmadienį. Nepaisant to, kad kai kurie iš jų iš tikrųjų ateina su lygiavamzdžiais šautuvais, kad apsisaugotų nuo islamistų grupuočių. Gerai, noriu, kad tikrai tai suprastumėte. Jie susirenka kiekvieną sekmadienį, o tai reiškia, kad jei islamistų grupuotė ateitų ieškoti šių žmonių ir bandytų jiems pakenkti, ar žinote, kur juos būtų lengviausia rasti? Na, sekmadienio mišiose, per pamaldas. Ir užuot sakę, mes to nedarysime, mes atsitraukėme, mes nenorime, kad jie mūsų surastų ir nužudytų, jie sako, ne, mūsų religija yra tai, kuo mes didžiuojamės ir mes nesustosime, mes ir toliau ateisime, net 94% mūsų. Ir manau, kad tai iš tikrųjų yra labai įdomus rodiklis ir kažkas, ką mes vakarų visuomenėje esame pamiršę. Kai kažkas bando iš tavęs kažką atimti, tu supranti, koks tai yra vertingas dalykas. Tuo tarpu visame pasaulyje matome labai mažus skaičius, kai kalbama apie žmonių ryšį su savo religija, nors jie šiek tiek ir auga.
Šalyse, kur religija nėra laikoma savaime suprantamų dalykų, žmonės dėl jos kovoja. Ir būtent tai vyksta Nigerijoje. Neįtikėtina pagalvoti, kad net 94% jų vis dar ateina į mišias, nors jie yra žudomi. Dabar paklausykime, ką pasakė Tomis Robinsonas, nes man tai nuostabu. Vienoje svarbiausių savo gyvenimo akimirkų ant vienos didžiausių scenų jis nusprendžia susitelkti būtent į tai. Ir manau, kad tai jam pagirimas, nes esu girdėjusi daugybę žmonių sakant, kad jis yra kraštutinių dešiniųjų beprotis. Jis iš tikrųjų įrodė esąs gana logiškas žmogus. Jis lankėsi Izraelyje, nors tai labai prieštaringa. Ir štai jis, užuot sakęs, kad reikia viską sujaukti, padaryti blogai, jis sako, pakalbėkime apie svarbius dalykus. Tiems, kurie nežino, kas tai buvo per mitingas, jis buvo labai prieštaringas. Tomis Robinsonas bando kovoti, kad išgelbėtų Didžiąją Britaniją nuo islamistų perėmimo. Ir jis surengė didžiulį mitingą pavadintą Unite the Kingdom, kurio metu, gana prieštaringai, Anglijos ministras pirmininkas Keiras Starmeris bandė uždrausti dešiniųjų aktyvistams kalbėti šiame renginyje. Jis tiesioginė prasme sukūrė vaizdo įrašą, kuriame sakė, mes neleisime jums atvykti į šalį, nes jūs keliate grėsmę mūsų šaliai. Jungtinėje karalystėje vyksta beprotiška situacija, kai imigracija, neteisėta imigracija ir islamizmas plinta kaip gaisras, o vyriausybė nieko nedaro, kad tai sustabdytų. Daugelį atžvilgių tai panašu į tai, ką matome Nigerijoje. Ne užgrobimas, bet tai, kad islamistų dominavimas tiesiog bando augti visur, kur tik gali ir ten, kur tik jiems tai išdega. Ir toms vadovauja pastangoms užtikrinti, kad tai neįvyktų. Gerai, pažiūrėkime. Čia turėjome daug krikščionių kalbėtojų. Mes esame krikščioniška tauta. Kodėl mūsų šalyje vis dar vyksta demonstracijos už Palestiną? Šiandien vyksta viena iš jų. Kai krikščionys yra žudomi ir masiškai naikinami visose artimųjų rytų šalyse, vienoje šalyje labiau nei kitose. Šiuo metu vyksta genocidas. Jis jau daugelį metų vyksta Nigerijoje. Mes neliksime tylūs, kol mūsų krikščionių broliai ir seserys yra prievartaujami ir plėšiami bet kurioje pasaulio šalyje. Tai kodėl dabar BBC, žiniasklaida, Anglijos bažnyčia ir prakeiktas popiežius, kodėl jūs nepasisakote už Nigerijos krikščionis? Vėlgi, ką jis čia pabrėžia, tai tiesiog akivaizdus veidmainiavimas. Tiesiog visi, kuriuos girdėjote kalbant apie Palestinos konfliktą, ir atvirai tai neturi nieko bendro su Izraeliu ar kuo dar žmonės tiki. Iš tikrųjų tai labiau susiję su tuo, kad pasaulio užuojauta skiriama islamistams, o ne religijoms, kurioms jie teigia priklausantys. Jei turite dvi žmonių grupės, viena priklauso religiniai grupiai, su kuria jūs tapatinatės, o kita grupiai, su kuria nesate susiję, kodėl jums nerūpi labiau, kai nukenčia jūsų grupė? Kodėl žmonėms labiau nerūpi, kai Nigerijoje žudomi krikščionys, nei kai Palestinoje žudomi islamistai? Ne tai, kad aš manau, jog palestiniečiai yra žudomi, bet tokia yra paplitusi nuomonė. Ir tada popiežius pasirodo ir sako, kokie baisūs dalykai vyksta. Ir vis dėlto jo paties žmonės žudo tos pačios grupuotės, kurios taip pat naikina ir palestiniečius. Ir vis dėlto kažkaip apie tai tylima. Šiuo metu turime vyskupą, kuris atskrido čia, kad papasakotų pasauliui apie tai, kas vyksta jo žmonėms. Vyskupas Joanas iš Bokaro, Nigerijos. Žodis jums, ponė. Jis tiesioginė prasme atsivedė vyskupą, kad šis apie tai pakalbėtų. Šlovė viešpačiui. Džiaugiuosi būdamas tarp jūsų šį popiet. Ir noriu padėkoti Dievui už suteiktą privilegiją atvykti ir kreiptis į jūs. Noriu padėkoti savo ar tu. Per daug kartų čia turėjome daug krikščionių kalbėtojų. Gynyba mums Nigerijoje. Ir dėl to matome situacijas, kurios yra už mūsų galimybių ribų. Taip, tai tiesa. Ir būtent todėl mes visi klausėme, ar kažkas įvyks, ar Trumpas ką nors dėl to padarys,
Svarbiausia, ar žmonės pradės apie tai kalbėti. O priežastis, kodėl jie to nedarys, yra ta, kad dėja Nigerijoje krikščionys, kurio žudo islamistai, įrodo pasakojimą, kurio niekas nenori pripažinti. Ir šie žmonės nėra taikus. Tas pasakojimas apie krikščionių ir musulmonų draugystę dėl neapykantos Izraeliui iš tikrųjų neegzistuoja. Viskas yra netikra. Ir visi tie krikščionys, kurie nekenčia Izraelio ir panašiai, yra naudingi idiotai. Nigerijos situacija tai visiems įrodo, nes jie nesmerkia tikro egzekucijos, tikro genocido dėl to, kas tai daro. Jie bijo. Ir ta baimė turi išnykti, mano draugai. Ji tiesiog turi išnykti. Ačiū už jūsų dėmesį šiam klausimui.